Tai labas 13. rytas, mėlėjai. Labas rytas. 13 Šio ryto žuvų. skaičius 13. Sujudėjo labai gerai. 8 valandos kelios čia minutės ir pagaliau mes galime eiti pasižiūrėti ir išgirsti, ką jie šią naktį padarė, kokį stebuklą sukūrė, kad tiek žuvų. Žiūrėjome Latvių transliuotą laivą ir tenais ėjo kalba apie tai, kad lietuviai, na bent jau tuo momentu buvo pirmoji komanda, kuriai prireikė antro lapo, kad rašyti rezultatą. Kad surašyti visas žuvis. Mes laivin negalim čia Latvių, nes žiūrovai kartais mūsų klausia, kodėl jūs čia nerodot, mes negalim čia būti, nes yra nuo 8 iki 8 tylos laikas, bet jau tas, organizatorių, oficialūs laifintojai, kur vaikšto su teisėjais. Ryte jau mums parodė vaizdų, patransliavo. O mes, aišku, kaip visada darom video, jūs jį žiūrit, dalinatės ir džiaugiatės vaizdais, kuriuos mes jums perdodame nuo Balatės ežero kranto. Ir žiūrite, kaip sekasi Baltijos žvyno Lietuvos rinktiniai. Sakykim taip. Nes Baltijos žvynas yra jaunių rinktinės rėmėjas, partneris. Ir, aišku, dėkojame jiems už tai, kad mūsiškiai gali rodyti savo meistriškumą šiuose varžybose. Štai, apsuksiu kamerą ir pamatysite, jau Rimantas Kičas čia atliekęs, dirba su Rokeliu ir Titu. Vyriukai, labas rytas. Žvėris? Ir viskas tvarkoj tada, taip ir darom. Gerai užjudėjot naktelę. Kaip dabar? Titai, kaip tu? Gerai. Gyvas? Jo. Gavot biškį pamiegot? Po kelias valandas. Antras kvėpavimas. Rimantas dopingo atvežė. Latviai sakė, kad jūs pirmieji, kuriems prireikė antro lapo rašyti žuvis sugautas. Kiek bendras svoris ten gavosi? Na nieko, netrukus gausim rezultatus ir tada galėsim plačiau apie tai pasikalbėti. Vakar daug su Rimantu kalbėjome, strategavome, montuodami antros dienos dienoraštį. Rimantas irgi daug visokių minčių turėjo, su Deividu galėjo kalbėtis, ten girdėjau, pristrategavot. Tai kaip šiandien, laikom tą pačią strategiją? Taip, nes sakykime, kad vakar pradėjom daryti nuo C zonos pokyčius, mums tie pokyčiai pasiteisino. Tada tą patį B ir A zonoje padarėm šiokį tokį pokytį. Nu, kiek galim padaryti? Čia galim jau daugiau padaryti, ten mažiau jo galim padaryti, bet sakykime, tas pokytis davė mums rezultatų. Dėl to šiandien pasvėrėme C zonoje 13 žuvų, A zonoje lygtais 14 ir 7 ar 8 mes turim B zonoje. Tai B zonoje, jeigu pagal žuvų gaudymą, tai mes mus tik tai prancūzai, man atrodo, kad apsigaudė viena žuvim, o toliau mes visus kitus B zonoje apsigaudėjome. Jeigu dabar dar tikslių rezultatų neturim, bet greičiausiai, kad o A ir... Zonoje padaryti, Francijai 0, Francijai padaryti, rumunai tik tai 11, tai dar liko šiek tiek iki rumunų, bet jau manau, kad nedaug. Supratau. Tai kaip ir girdėjom, kad A zonoje... Tai ką tik tai kaip ir girdėjom, kad A zonoje irgi visas komandas apsigaudėm. Tai vadinasi, teisinasi strategija, kol kas laikysimės kol kas tokios, nebent įsives kažkokie tai kiti pokyčiai, tai tada žiūrėsim, keisime, bet kol kas laikomės to pačio, nuo ko iš ryto vakar ir pradėjom. C zonoje irgi dar truputį apie pačius rezultatus, tai greičiausiai, kad nenoriu prisišnekėti, bet 90%, kad irgi esam apsigaudę visus. Na įdomu, kiek ten prancūzai C8. Man tai, tu turi praeit pažiūrėti, kiek prancūzų. Tai ten praeit, man labai svarbu prancūzai, žinai. Prancūzus? Nes prancūzai po praeitos nakties turėjo daug. Aišku, jų elitinis sektorius jau ten yra ką... 6-7, ne? Tai jeigu 6-7, tai greičiausiai, kad mes, vėlgi nenoriu prisišnekėti, bet C zonoje kol kas pakilsim į pirmą vietą. Gerai, palaukiam rezultatų, jie apie 10 valandą turėtų pasirodyti, o tada jau galėsime strateguoti toliau.
Aurelis šiandien nusimato būtent toks, kaip šie lašiukai ant palapinės. Visą dieną prognozijas rodo lietų, į vakarą dar turėtų atsidaryti ir gyva pekla. Lempa buvo įsijungus, matai labai gerai kaip mėsis, ne? Nu, tai numesi sistemą nepaltos kliubų. Trumpai labai tamsu buvo. Laikymo komanda atsisėdusi. Fanų klubas, kaip sako Ronaldas. Fan klubas. Maišų krūva. Dar po svėrimo. Gulinės neseniai tik tai baigė sverti žuvį. C3 sektoriuje. Ir paskui jau teisėjai iškeliavo į gretimai. Keičiame lokaciją ir dabar su Ronaldu atlikėme į B zoną. Pasižiūrėsime, kaip viskas atrodo po nakties B4. Aišku, jau girdėjote, ką pasakė Rimantas, bet sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Arnoldai, papasakok, kaip tu gyveni, kaip tas 2 paros jau beveik praėjo, ar yra dar parako kažką daryti? Parako tai yra. Reikia dirbti, šiandien reikia pasiimti, ką galim. Parako bus, tik kokybimų būtų, tai bus gerai. Naktį gerai užjudėjot? O naktį jo, jeigu neties podai, dar būtų geriau. Podai. Kaip kolega? Nu, pats šiandien biško mėgojau daugiau. Aš biško mėgojau po šėrimo iškart nuėjau prigulti. Nes kaip sunojau, galvojau, kad bus lagas, tai taip ir buvo. 2 valandas leidau pamėgoti. Ir taip permečiau ir iškart išvažiavau. Ir tad prasidėjo naktį mums iki 2. Vien po kitos važiavau. Kiek pasiėmėm. Mes sėdėjom, montavau video ir žinutės eina. +1. Tai ten pamatytum. Visi viduje tik žinai. Mūsų zoną aš jaučiu. Jo. Labai stipriai įsirgom, nes pagaliau jaučiasi tas toksai rezultatas, kiek tu dirbi, įdedi viso darbo. Ir tada automatiškai, žinai, sėdi ir tada pum 1, pum 2, pum 3 ir taip. Jo, tas mes dubletą galim sakyti, turėjom vieną pasikėliau, išsitraukiam tik į graikštį, įsidėjom į matą ir iš karto antrą pačioj. Paskui nuėjau kitą meškį ir išsimečiau. Dedu svingą, žiūriu į svingas, kit svingas, vėl šioji. Tai 3 meškeris, man nesustodom praktiškai. Kaip šiandien ryte? Nuo kada apstojo viskas? O mums apstojo, kad pradėjo brėkti, saulė pakyla ir kobra dirbau daug. Bet įmesdavai 10-12 boilių ir atsakydavau. Nes matau dabar, kaip tik kaimynai dirba, kobrina. Reiks gal ir jums atsakyti? Reikia įčerti. Gerai. Matai. Ką matai? Žvejoja kaip žmonės.
Dirba jaunimas, šeriasi, nes italai ką tik irgi šerėsi, nes Spominus, bet Kobra. Tai dabar mūsiškiai atsako ir tikėkimės, kad tai konvertuosis į kažkokį tai rezultatą. C žinom, kad jau vėl pagavo vieną žuvį. Padarė pakeitimus. Padarė pakeitimus ir pagavo žuvį. Nu tai va. Žiūrėsim kaip čia ir paskui keliausime dar į ją pasižiūrėti, kaip tenais po nakties. Viskas atrodo taip pat, tik tai kad lietuje, bet mums gydom. Na ką, jau šlapi kaip viščiukai, toliau keliaujame per sektorius ir dabar jau esam A1 sektorėje. Einam pakalbinsim jaunimą, pažiūrėsim ar dar gyvi po šios nakties. Mano mielas draugė, mes turime Puikų rezultatą. Lietuva. Bam. Opa. Viskas ir prancūzai, ir rumunai yra aplenkti bent jau kol kas. 19 kg priekyje. Kol kas. 2, 3, 1 baudos taškai, 6 baudos taškai iš viso. Tai kol kas prancūzai. Vienu baudos tašku už mūsų. Einam Mantą pakalbinsim. Jis man plačiau viską papasakos. Tai tau. Išvažiavimas kaip tik. Įvyko atvažiavimas ir įvyko išvažiavimas. Labai gerai. To mums labiausiai reikia dabar užtikrinti tokį puikų rezultatą ir toliau išlikti viršuje, bet dar liko para. Dar liko visa para, taip kad čia dar visko gali būti. Labą dieną, gerbiamas Davidai. Ar jūs džiugina šio ryto naujienos? Pakėlė tą vieną. Palauk, rimtai. Atleisk, palauk. Duok išeit. Leis. Jis dabar užsibaidyk. Aiktų. Su to kampučiu. Tai ką, žiūrėjo, žinai, 110 steikimų. Ir viskas. Tiek šiandieną nuo Rumunų. Ir visus, ir į grupę rašai, man asmeniškai rašai. Į messengerį rašai. Jeigu Rumunai kelia, kiek žuvų kelia. Nes reikia šiandien Rumunus dar paimti. Zoną reikia dar uždėti, karočią. Ar girdė? Prie Rumunų visą dieną. Da? Man ten ką šeria, ką ten jie daro, galvas. Traukia, skodas, parašyk skodas. Ištraukia. Ir visą dieną Rumunų, gerai? Gerai. Tai reikia matą gal atvaryti čia. Ta, tu čia būsi ar ne? Aš kur nori, tu pasakys ten bus. Einu gal į ten, ten biškį silpniau. Čia viskas gerai, bet tik tais reikia, kad matas ateit. Tai viskas pasakyk. Jokūbai, paduok sistemą. Išmesim, tai viskas gerai. Tai gerai, čia 19 kilų reikia iki pirmos. C zonoje pirmi ir dar turi 4. Tai su C manau, kad ten viskas gerai, ta prasme. Dabar reikia B zoną, viskas ten labai slidu. Kad išlaikyti trečią. 19 kilų prancūzai priekį, B. Ne, ten B, kad kiltų aukščiau, tai ta prasme, neišprotėkit. Svarbiausia trečią įsilaikyti. Kas ten vengrai? Vengrai ir Latvijai už 9 kilų. Matai? Nu, klausau. Žiūrėk, žvalgai turi sėdėti ant Latvių vienas pasodintas. Latvijai vieną turi, ne? Girdi mane? Išlipk iš duobės ant kalniuko. Ar girdi mane, Matai?
Taip girdžiu. Vienas sėdi. O mes nieko neturim. Ne, kol kas nieko. Bet toli pradėjo rodyti žuvis. Tai Švarcas kairę gali praspirt vieną. Nu, kiek jisai ten pajėgia, tarkim. Bet turi susimatuoti. Girdi mane? 120 metų, tai 130, jeigu pamatuoji. Su pavaškiu bando ar vieną poilsį? Pirmą metimą su pavaškytė mažytė, o jeigu nepajėgia, tada vieną tirpuką. Kas aišku, va dabar pasišeria ir užmes. Ir reikia žvalgam, kad atsisėstų prie vengrus pažiūrėtų kartu ten, nu, prancūzai, kur čia prancūzai, tai prie prancūzų vengrų. Reikia, kad pažiūrėtų vengrus, jei rašytųsi, kiek žuvų pagauna vengrai ir vienas prie latvių nepaleis reikia. Žiūrėt Latvijos. Gerai viskas. Pasižiūrėkit lentelės. Yra šitie visi skaičiai jau. Neapsiverskit su kėdute. Davai. Tai pratęskime apie tos skaičius, strategija toliau vyksta, o dabar atėję rezultatai tiesiog bum. Nu, žiūrovam gal bum, mes vis tiek visą naktį laikėm pulsą, bendravom su komandom ir žinojom, nu, iš principo labai panašiai ir prognozavom. Iš esmės gaudė sėkmingai naktį tolygiai ir tikslas buvo pavyti prancūzus, kurie yra kraštiniam sektoriui, pavijom ir aplenkėm ir judam sezonui toliau. Tempas gal toks, pasakykim, sumažėjęs, bet iš esmės sezoną juda gerai, viskas reguliariai kelia žuvį ir ten, nu, nežinau, manau, kad ten viskas turėtų būti gerai. Rimantas plus ten dabar yra, tai dar styguoja stebėtojų pas juos belenkiek ir krūmuose, ir ne krūmuose, tai natūralu, kad lyderiaujančios komandos gauna dėmesio labai daug. Mes jau čia jo gavom ir nuo starto, ir panašu, kad ir link finišo gausim labai daug. Tai taip, tai pasikartuosiu po šiandieninio svėrimo Lietuva pirmoji vietoje, tai C gerai sugaudėm, A irgi gerai sugaudė, B irgi, nors sugaudė mažiausiai, bet irgi palipo laipteliais iki 3 vietos savo B zonai. Tai viskas dar prieš akis, iš esmės taip, A ir C zona, kaip sakyti, yra daugiau mažiau viskas reguliaru, kimba nėra kaip iš patrankos, bet tikrai kimba kaimynam, tai kaimynai ramiau. O B, tai važiuos Deividas dabar į B, dar pastiguoti ieško rakto, pamatė žuvis jau rodosi toli, tai dabar gavo ką tik nurodymus, ką padaryti B zonai. Nu, visa žvejyba yra žuvies ieškojimas. Tai va, rezultatai džiugina mus, sakykim, tarpiniai, viską darysim, kad jie rytoj 12:30 nesikeistų. Nu, kaip naktelė, judesio buvo, nesnaudėt, matėm, priskaičiavot nemažai. Buvo ir pamiegota, bet buvo biškį pagauta. Buvo etapų, kad nieko negaudėm, o buvo etapų, kad dupletai buvo. Patinka dupletai? Nelabai. Supina valus, ne? Jo. Tada reikia daug viską persimesti. Jo. Kaip šiandien rytas? Blogai. Sustojo? Sustojo viskas, vieną turim, vienas chodas. Ir nežinom, kaip bus toliau. Reikia rumunus pasivyti, o kibimo neturim, o turime būt po vieną žuvį. Nu, gal kilogramų daugiau bus. O šiaip tai tiek. Ar papildomo spaudimo sudaro žinia, kad esat dabar Lietuvos rinktinė pirmoje vietoje? Tai taip sudaro, nes reikia bėgti, o vytis visada yra lengviau negu bėgti. Bėgti tai galvoji, kad viską darai gerai, tada pasilieki prie to pačio, bet tada jie ateina su žvalgai, žiūro, tada nusiskanuoja tavo visą informaciją ir pradeda tave vytis, pasivėja ir vėl tau reikia tenka vytis ir
užburtas ratas gaunasi. Ok, na tai laikom kumščius ir tikėkimės, mes bėgsim. Ir pabėgs. Matai. Tai tada paskambink jam ar parašyk. Vidurdienis ir su Mantu dabar persilokuojame į C zoną, reikia pasižiūrėti kaip ten, nes kurį laiką jau truputėlį tylu ir darosi neramu, tai čia tukas tyli, tai lekiam patikrinti, kame čia reikalas, pasižiūrėsime, ką varžovai turi gero ir tada bus matyt, lieka viena para iki finišo. Kas vyksta? Liko para, kaip situacija? Ką aš žinau, kol kas po biškį gaudom, dabar 7 žuvis turim, nes duplėtą įsitraukėm. Tai kaip ir situacija kol kas čia kaip ir kontroliuojama. Prancūzai nuo ryto irgi turėjo, taip nuo ryto pagavę 7 žuvis. Dabar jau kokį pusvalandį gal informacijos nežinau, bet... Tai eina taškas į tašką. Kažkaip tai šiuo metu jo. Porą atitrūkimų turėjom, bet čia normalu, tie atitrūkimai yra visiems. Tai toliau įdirbinėjom. Bandom surasti tą tokią temą tikslę, kuri čia būtų, nes čia kaip kiekviena diena taip naujiena. Tai ir šiandien, vat, sakykime, tas oras, tai žiūrim. Gerai. Duplėtą sektorių. Eik į vandenį drąsiai. Į vandenį eik drąsiai. Titukai neik toliau, gerai. Ateik į čia, neik toliau. Rūkelį kaip savijauta. Gerai.
Faktas, svarbu yra. Toliau burbuliukas patikrint. Per toli buvai įsibridęs blemba. Atitūka, pažiūrėk savo video. Praėjo kelias minutės ir vėl kibimas. Greitai traukia Rokas. Iš atstumo greit susirenka. Titas pirmai net nespėjo sureaguoti, sako, jau krante žuvis. Ai, gražu žiūrėti, va šitas vaizdelis, tai labiausiai akį džiuginantis. Aišku, prancūzai irgi nesnaudžia, bet tikėkimės, kad sugebėsime juos išlaikyti atstumu saugiu ir jie mums nesudarys didelės grėsmės. Yra. Išsikabink, paslėpk. Liuks. Dar viena realizuota žuvis. Didžiausia satisfakcija teikiantis vaizdas. Štai ir svėjai. Pasisversime viską, ką jau sugavom. Ir aišku, po kokios valandėlės žinosime ir tarpinius rezultatus. Pasibaigus 2 parom. Taip. Susifilmuosim tada visą svėrimą. Jūs esate įpratę juos žiūrėti. Lietuvos čempionato metu per laivus mes juos jums pastoviai transliuojame. Tai čia
irgi nusiteikite kokį 10-15 minučių dabar stebėti, kaip mes sverime žuvį. Gal koks big fishas bus? Arba nuotrauka, bent jau su viena žuvim iš pasaulio čempionato norėsit pasidaryti? Galim. Tai negalim, čia būtina. Rasim kur kokį didesnį ir su juo nusifotografuosim. O, koks gražus žvynius. Keliaus tuoj ant svarstyklių ir netrukus sužinosime, koks jo yra svoris, kuris papildys C3 sektoriuje žvejojančių lietuviško dvejeto sąskaitą. Trys kilogramai 600. Sekantis. Irgi toks balotės standartas. Apie 3 kg su trupučiu karpiukas. Pernai daug mes tokių matėm Lietuvos čempionato metu, kuris, aišku, į čia atkeliaus jau kitą savaitę. Nuo trečiadienio rinksis žvejai. Ketvirtadienį 9 val. Bus atidarymo ceremonijoje. Kviesime jūs tiesiogiai stebėti ją LK YouTube kanale. Ir, žinoma, visas 3 paras vyks Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato antrasis etapas, kuriame būtent Rokas su Peleko komanda irgi dalyvauja. Klausia, kiek žuvų? Nežino, neskaičiuoja. Happy people do not count fish. A lot. If you don't know, then there's a lot. Here. Yeah. I asked them how many fish they got. Taip. Dar vienas keliaujant svarstyklių. Čia bus jau trečias. Trys, 0, 3 kg 300. Čia jeigu girdite tokį traškėsi, tai švendrės. Po mano kojomis traška. Supatoginau arčiau, kad matyčiau svarstyklės. O dabar svarbu neužlipti ant žuvies, kurią ką tik paleidom. Truputėlį bando susiorientuoti, paleista atgal į vandenį. Vanduo truputėlį sudrumstas. Tai orientacija praradusi žuvis sustoja tiesiog ir stovi vietoje. Čia Rokas ruošia 4. Trys vėl kažkiek. 2,6, 2,5. 2 kg 650. Do you have any big one? This balotė standard. Čia toks truputėlį jau drūtesnis. Palyginus su tais, kur buvo, tai kiek daugiau kilogramų čia bus. Gan operatyviai viskas vyksta, va tas labiausiai ir džiugina, kad nedėlsiamas laikas sveriant žuvį, o iš karto koncentruojamas į žvejybą, į darbą, kurio dar daug tikrai reikia padaryti, nes varžybos gali tikrai pasisukti į kitą pusę per paskutinę parą. 3,850, galim ir foto, jo. Rimantai, padėsi man? Palaikyk telefoną, aš foto. Oh, you can stay, no worries. Prašom, šypsotis. Baigiau valgyti, klausau. Ateik į bazą. If you can, next time release the fish a bit deeper. Taip. Paspaudėjai matyt mygtuką. Nieko, yra žuvų, pratęsim svėrimą, nieko čia baisaus. Įdėsiu nuotrauką.
Nu, negali būti specialistas visose srityse, ne, Rimantai? Taip, dar vienas. 2,350. 2,350. Ir su prieš tai daryta nuotrauka. Rokas ir Titas užsiregistruoja pasaulio čempionate. Su savo vienu iš laimikių, iš daugelio laimikių, kurie kol kas leido jiems iki šio ryto svėrimo, o čia didesnis, įsirikiuoti grupės viršuje, savo zonoje. Čia dar vienas gražus karpis. Ir žinoma, jų sugautas laimikis bei A zonoje sugautas naktį laimikis leido Lietuvos rinktiniai iškopti į pirmą vietą. Aišku, rezultatai tarpiniai, dar niekas iki galo nebaigta, dar kova tęsiasi ir žinoma, viskas priklausys, kaip viskas seksis kitoms komandoms iki varžybų finišui nuskambėjus rytoj 12:30. 4 kg 175 gramai. Ranka. Dar vienas. Toks apie 4. Tai jau keliaus ant svarstyklių ir pamatysime, kiek kilogramų dar papildo savo sąskaitą Roko ir Tito duetas C3 sektoriuje. Baltijos žvyno Lietuvos rinktinė remiama kaip generalinė rėmėja atvyko į šį pasaulio čempionatą. 3 kg 225 gramai. Ir džiaugiamės turėdami tikrai nuostabius ir puikius partnerius, kurie leidžia mūsų rinktiniai varžytis aukščiausio lygio varžybose, aukščiausio reitingo varžybose. Pasaulio čempionatai taip arti Lietuvos keliauja nedažnai. Tikėkime, kažkada ir vyrų čempionatas atkeliaus. Na, o čia paskutinis laimikis. Ir šiaip kalbant apie pasaulio vyrų čempionatą, tai prieš 3 metų dar Balotėje žvejodami kalbėjome apie tai, kad 26 metais pasaulio čempionatas vyrų vyks Balotės telkinėje, bet atsitiko gyvenimas ir šiemet rugsėjį mes keliausime į Šiaurės Makedoniją ir ten stebėsime rinktinės pasirodymą. Jo sudėtį sužinosime Liepos pabaigoje, kai čia Balotės ežere Lietuvos čempionatas baigsis. Sužinosime Lietuvos čempionato komandą nugalėtoją ir būtent dar 2 antrą ir 3 vietą užkovojusios komandos sudarys Lietuvos rinktinės sudėtį, kuri įvykdžiusi atrankinį rinktinės normatyvą galės oficialiai save pavadinti rinktinės nariu. Turim išvažiavimą. Kairė. Ir išvyks į Makedoniją įrodyti savo pranašumo prieš dar 30 plus rinktinių iš viso pasaulio. Na, o kalbos eina, kad 27 metų čempionatas bus Afrikoje. Taip išeina, kad greičiausiai, kad matau, kad ne greičiausiai, bet turbūt 100% Pietų Afrikos? Kitais metais bus Pietų Afrikoje pasaulio čempionatas. Tiek jaunių, tiek vyrų, tiek moterų. Tai ką, pradedam taupyti? Teks pradėti taupyti. Gerai, kybim. Titas veiksme. Matėm Roką daug kartų traukiantį žuvį, dabar galim pasižiūrėti, kaip Titas traukia žuvį. Žuvis duodasi į šonus. Tikrai reikia daug dirbti, kad ją susigrąžinti į savo pusę, kad nenueitų pas varžovus, kad nenueitų į žolės. Matom, Titas brenda į vandenį. Ir bando realizuoti. Ach, to velnės, kad į 3-9. Nutrūko. Na, būna ir taip. Greitai permetam ir judam toliau.
Iš C zonos atlikėm pagaudyti interneto, įdėjome jums albumėlį su nuotraukomis ir rezultatais. Tai šiuo metu mes truputėlį leidžiamės vieną poziciją žemyn, man tai antri mes dabar, taip? Taip. Truputį, normalu, kaimynai spaudžia, tikrai yra daug, kaip mes vadinam, milimetrinių vietų, kur mes galim ir kur mus gali. Tai reikia daryti viską, ką gali maksimaliai ir rytoj ryte jau, kaip sakoma, galima bus pradėti analizuoti, vertinti, ten dar kol kas scenarijų, gal įvardinčiau taip. Prizinėse vietose mes stovim pakankamai kol kas patogiai, bet čia paskutinė para balotės ir balotės paskutinė para, aišku, čia orai mainosi dabar, tai galbūt lėtina tą žuvies kibimą. Bet čia paskutinė para balotės vis tiek yra greičiausia, tai normalu, kad dar pokyčių rezultatų lentelėj bus. Ir sezonui Rokas, man atrodo, turi 11 kg deficitą nuo prancūzų. Realiai, jeigu tie prancūzai toj sezonoje turi galinį sektorių ir ten jie, taip sakant, vieną ranką turėtų laimėti, būt nepavėjami, realiai, jeigu jie kažką į tą pusę teisingiau daro, tai jų pavyti iš principo turėtų būti neįmanoma, bet jeigu mes padarėm tai vieną kartą, pasistengsim tai padaryti antrą kartą. Tai Rokas ten tikrai dirba teisingai su geru nusiteikimu ir taip toliau. Jeigu einam į zoną B, zonoj B ten košė. Mes vienus galim pavyti lengvai, bet ir mus lygiai taip pat spaudžia gal dvi komandas, viena iš jų Latvijas, ten vienos žuvies klausimas ir ten plius taškas, minus taškas, tai situacija labai dinamiška, taip toliau. Zona A. Zona A gal viskas būtų ir gerai, bet mes su realizacija zonoje A turim bėdų dėl to ilgo žalių koridoriaus ir iš principo nieko negalima ten, kaip galima, stengiasi jie ten įvairiai padaryti, kapitonai dirba su rekomendacijom, kaip traukt, kada spaust, kada duot atleistą žuvį, kad jinai į tą žolės apsisuktų ir ten viskas įmanoma, nes aš manau, kad ten mes kibimus turėjom ir turėsim. Tik tai klausimas, kiek mes realizuosim, o bent jau iki šio svėrimo rumunai mūsų tiesioginiai konkurentai, mes dabar zonoje esame antroji vietoj, nuo rytinio svėrimo iki dieninio svėrimo jie nepadavė nei vienos žuvies, tai kas yra geras ženklas ir reikia spaust iki galo ir tą mes tikrai padarysim, ką mes jums galim garantuoti. Vienu žodžiu, prasideda tikroji pasaulio čempionatų mėsmalė, kai labai daug komandų sėdi rezultatų lentelėse ir ten pokyčiai net ir dažnai nesusiję su tavim daro didelę įtaką rezultatams. Tai prasideda tikroji košė ir mes darom viską, kad šitoj košiai būtumėm kuo aukščiau. O jau, kaip sakykim, tokį rimtesnį vertinimą galima pradėti rytoj ryte ir tokias paskutinės strategijas dabar reikia gaudyti. Zona B tikrai yra sunku, zona C, bent jau kai mes buvom su tavim, viskas ten gerai, kimba reguliariai. Zona A, kaip suprantu, irgi kimpa, dabar atvažiavom į zoną A, tik reikia susitvarkyti biškį laimės, reikia su realizacija ir sakau, zona B yra tokia slidžiausia, kuri gali mums atimti netgi 2 taškus iš karto, o 2 taškai būti prizinėse vietose yra tikrai daug. Tai bet kol kas sakau, tikslas vienas, gaudom žuvį, skaičiuosim, pradėsim taip detaliau skaičiuoti rytoj ryte ir matysim, kaip gausis. Lietus nulijo, tai dabar nusileidimas nuo šito skardžio yra kiek pavojingas. Stengsim nenusivirsti. Dievukai. Update, prašau. Kaip čia situacija? Blogai, viskas blogai, niekas nesiseka. Ryte kaip ir neblogai, ten tintelėjom į viršų.
O dabar niekur, nesiseka. A zonoje vieną pakėlėm, vieną padavėm sverimui, dabar 7 atitrūkimai iš eilės. Tai jeigu visi būtų pakelti, tai šokoladė. Tiesiog nesiseka. Nieko. O tai dabar viskas 0, ne? 7 kibimai, 7 atitrūkimai. Realizacijos? 0. B zona apgaudė rumunai. Nuo anglų pajudėjo žuvis. Apgaudė rumunai, mes vieną pagavom. Italai iš toli pagauna vieną kitą, bet nesugebam. Nesugebam numest kiek numeta italai. Tiesiog. C zona kaip ir gerai, žinau, ten viskas gerai. Ten tvarkos. Ir čia bus gerai. Va, tvarkysim. Jaunimas čia nėra taip paprasta, kad, čia neseniai, kad legendiniai sajanai, kad, žinai, čia iki nualpimo. Čia būna visko. Jauni dar, žinai, be patirties nėra taip paprasta. Čia su vyrais būna reikalų, o čia su U22 taip nėra taip paprasta. O jau trečia para. O jau trečia para prasidėjo, tai ir pirštų kažkokie trupčiojimai buvo ir to. Kažkaip išgyvensim. Viskas gerai, nesijaudinkit, pavyks. Žinai, kaip sako, nes jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės, bet mes ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. Ok? Liuksa. O, šaunuolis. Galima sakyti, kad šiandien kartojasi oro scenarijus. Vakar rytą iki pietų lyjo lietus. Po pietų išlindo saulutė, išsigėdrino ir buvo fantastiškas oras. Tai žinokit, viskas šiandien kartojasi. Tai tikėkimės, kad šiandien kartosis ir kibimų scenarijus, kai nuo pietų viskas atsirišo ir pradėjo važiuoti. Ką jūs čia parsitempėt, gerbiamasai Arnoldai? Folklore tai vadinama kūšiu. Bet bent jau uždirbai poras pombų. Savo. Tai susigražinai tada. O pas mus oras vėl atrodo taip. Užsiraukė. Iškrito keli lašai, o atrodė, kad duos, tai duos. Ir vėl nustojo lyti. Aš tu bandžiau nusiųsti video, bet nesigavo, nes internetas labai geras ryčiai. Taip, čia internetas yra puikus ir nieko siųsti nereikia. Reikia padaryti video ir įdėti internetą vakare, kai yra internetas. Išsitraukiam kliuvinius ir toliau dirbam. Liaukšt. Judesio B irgi nelabai yra. Jo, ir arti, čia ir buvo, ir toli tą patį ir toli. Ai, toli tą patį. Mes negailėsim čia, kol nemesi toliau ir nieko nebus.
Lėkiu į C, nes tiek A, tiek B veiksmo praktiškai nulis. Ką tik tai buvo B sektoriuje kibimas ir atitrūko. Tai po pietinio svėrimo situacija tokia, kad dabar yra 5:30 ir nėra dar nei vienos realizuotų žuvies, kuri galėtų mus timptelti į viršų arba padėti atitrūkti nuo varžovų. Na, lekiam į C ir turbūt tenais šiandien užbaigsiu dieną, pažiūrėsim, kaip svers jų laimikį. Ryte pradėjom su jų svėrimu, vakare užbaigsim irgi su svėrimu. Ir tada, na, tikėkimės, sulauksim gerų žinių iš kitų sektorių, kur irgi, sakykime, nieko per dieną neįvyko. Ir automatiškai situacija turnyrinėje lentelėje labai stipriai nepasikeis mūsų nenaudai. Taigi, lekiam ir žiūrim, ką turim. Rimko pragulas. Paslėp. Pakilo vėjukas toks, kad ohoho, atrodo kaip prie jūros jau. Na, kaip su užmetimu bus į tokį vėją. Bet žiūrėkit, koks bangavimas. Gražiausia. Tai yra šis tas burbuliukų tyvuliavimas.
Na ką, laikas susverti mūsų laimikį ir keliaujame į C3 sektorių, kurį ką tik tai matėte prieš savo akis, o čia jau pasitikome teisėjus prie C2 sektoriaus, kur susvėrė Slovakų laimikį. 2 žuvytės pas kaimynus buvo. Operatorių klausiau, pas Latvijos buvo 4 žuvys. Tai dabar mūsų 5 reikia susverti ir viena tikrai bus verta kadro ir matau, kad jų medė irgi pasiruošusi bus fotografuoti. Iš šitos pusės reikės pasiminėti. Antras laimikis, pirmas 3600 gramų ir dabar antrasis laimikis einant svarstyklių. Trys 925. 3 kg 925 gramai. Trečias pasiruošęs eit ant svarstyklių. $3 750. 3750. Ketvirtas ir desertui bus paskutinis. Normal. Vardas pasakys. 3000. 3 kilogramai. Jā, paldies. Ļoti labi pateikts, bez akmeni. Na ir dabar gražuolis atkeliauja. Desert. You are in the live? Ne. I'm filming for the diary. We are making every day a diary of the whole day. We So- eat the same, Yeah, I know. you know, Yes. which are better. Mine is faster. I don't think so, because they fly faster than mine. We upload a video by midnight every day. But they also, They Captain's Group, each day 2 videos. good? Perfect. Seši 700. 6700. Fotkelė, foto. Uno fotito, per favor. Can we do the Yes, of course. Nice. Thank you. Perfect. Puiku. Šaunu, gražu. That's it? Na ką, mėlėjai, tai šiandien bus su žūklė viskas. Nelabai viskas ėjosi kaip norėjom, ne visai pagal tai kaip iš natų, bet na, yra kaip yra. Bent jau C3 tikrai gerai. A1 reikia spręs klausimus su tais atitrūkimais. Daug atitrūkimų ir tikrai bandysim šiandien vakare analizuoti, ką galėtume pakeisti. Na, o B4 ten vėl atskira istorija. Ieškom atsakymų, iki finišo dar liko pusė paros. Ai, ir tradiciškai pasimatom rytoj.